Sveiki sugrįžę į PDM kanalą, su darbais dėja, bet yra visiškas ramūnas. Galima valgyti spurgas arba gerti kavą. Metai prasidėjo kiek kitaip nei kad planavau. Dar sausio mėnesį susilaužiau šonkulius. Vos šiems apgėjus, kovo 1 savaitę išvažiavau su draugais į Austriją slidinėti. Ir jau 2 dieną plovau gerą blyną. Ko pasekoje? Išrikiuotis išėjo petis. Tai šiuo metu yra išvados iš MRT, magnetinio rezonanso, rentgeno nuotraukos. Tai gal tų supratingų žodžių neskaitysiu, bet trumpai tariant, tai žastikaulio didžiojo gumbo lūžimas, heel hash deformacija, plati žastikaulio galvos kaulų čiulpų edema, bankarto pažeidimas, sąnarinės kapsulės patempimas, artroziniai pakitimai, skysčio pėdsakai sąnaryje, sąnarinės lūpos priekinės ryties platus plyšimas prie glenoido, sąnario tarpas deformuotas 7 mm. Skamba, kad yra reikalų. Viskas dėliojasi taip, kad viskas, ką buvau susiplanavę šiem metam, planai žlunga. Ir sunku kol kas pasakyti, tai tik po kelių dienų sužinosiu, koks tolimesnis gydymas, ar reikės tiesiog vaikščioti su įtūru mėnesį 2, ar vis tik tais reikės operacijos. Bet kokiu atveju mano planai ir nori sustartuoti laiku šių metų čempionate, akivaizdu, kad žlunga. O šiem metam planų buvo daug, buvo ruoštasi. Dar berods sausio mėnesį buvo proga pasitaikiusi susitikti su Simonu Ivanovu, pasikalbėti su protingu žmogum, kaip čia protingai būtų racionaliai galima grįžti į čempionatą. Tai vienas iš patarimų buvo, jog gal dėlėtų susirinkti Simrigą. Tai šiandieną, nors ir garaže yra tikrai daug naujų žaislų ir norėtųsi jais džiaugtis kur kas labiau, bet tenka susitaikyti su ta situacija, kuri yra, ir bandyti, sakant, išspausti pozityvą, kurį galima iš to gauti. Ne? Tai už jūsų matote yra daugybė dėžučių, čia yra visi komponentai supirkti Simrigui. Ir šiame epizode manau, kad pasižiūrėsim, kaip atrodo to kompiuterio rinkimas, kokie komponentai buvo pasirinkti ir koks tas galutinis vaizdas. Tai gal pradėkim nuo pačių komponentų. Šone turim visą didelį kalną dėžučių Fanateko, tai yra vairas, pedalai, shifteris. Tada centre turim pačio kompiuterio komponentus, dėžė, monitorius. Ir manau, kad gal pradėkim žiūrėti nuo kompiuterio komponentų. Tai turiu pripažinti, kad susirinkti kompiuterio komponentus man nebuvo tokia paprasta užduotis. Turėjau pasidėti 2-3 savaitės online renkantis informaciją. Aš nuo to visiškai esu atitrūkęs, nes pastaruosius daug metų, turbūt 15 metų naudojusi tik MacBook'ais ir galvoti apie kažkokius kompiuterio komponentus jau senai man nebeteko ir nereikėjo, to buvau visiškai nuo to atitrūkęs ir reikėjo vėl grįžti, pavadinkime, į tas vėžes ir susirinkti nemažai informacijos. Tad tikrai yra ką veikti ir yra tam tikrų niuansų žiūrint tuos pačius komponentus. Ne? Tai, bet renkantis buvo 2 variantai, 2 pavadinkim platformos. Tai buvo Intelio Nvidios platforma ir kita AMD platforma. Tai kadangi aš visą Simrigą noriu apvilkti aplink VR setupą, tai nusprendžiau vis tik rinktis Intelio, pasižiūrėjęs komentarus online, kadangi su AMD dar yra šiokių tokių niuansų dėl suderinamumo ar veikimo su VR. Tai pasirinkau Intelį su Nvidia. Procesorius, kurį galiausiai išsirinkau, pradžioje buvau išsirinkęs i5 13 kartos, bet at the end of the day vis tik tais nusprendžiau pasirinkti i7. Tai yra 13700K. Su K raidele rinkausi todėl, kad iš review, kad nevat geriausiai efektyviau veikia tuo atveju, jeigu dar kompiuteris naudojamas ir video montavimui. Šalia procesoriaus pasirinkta buvo vaizdo plokštė GeForce'as RTX 4070 Ti Super. Ši vaizdo plokštė yra rinkoje pristatyta
jeigu neklystu, nuo šių metų sausio mėnesio. Esminis skirtumas tarp kitų 4070 plokščių, jog čia pagaliau jau yra 16 gigų VRAM ir tikiuosi, kad jos man užteks ilgėliau, turint omenyje, kad jeigu neklystu, kitais metais turėtų pasirodyti nauja Assetto Corsa, kas ir yra vienas pagrindinių žaidimų, į ką yra fokusuojama renkant šį kompiuterį. Kitas komponentas yra sisteminė plokštė. Tai sisteminė plokštė rinkausi Z790 iš karto su Wi-Fi ir serija šita 790 yra todėl, jog turėčiau galimybę esant reikalui, jog galėčiau overclockinti procesorių. Visas kompiuteris irgi dėliojamas iš karto be, pavadinkim, galimybės vėliau tobulinti, todėl kad 13-14 kartos Intelio procesoriai yra LG1700 lizdu ir tai yra, kiek man žinoma, jau paskutinė, jau eina šis lizdas formatas į saulėlį, tai reiškia, naujieji procesoriai turėtų būti kitokio lizdo ir reiškia, jau iš tą plokštę tu 15 kartos proceso turėtum teoriškai nebeįdėti ir praktiškai. Tad pasirinkau galimybę turėti overclockinimo opciją, tam atveju, jeigu ten iš to naudos būtų. Su ramais irgi labai paprastas variantas, rinkausi DDR5, diskusijos čia galėtų būti ir daugiau, kas geriau, ar DDR4 CL16, ar kaip šiuo atveju čia yra DDR5 CL30, kas yra efektyviau, bet iš esmės ramai yra santykinai tikrai pigus komponentas ir galima jį vėliau pasikeisti po metų ar dviejų, kai tie ramai, sakykime, patobulėtų. Ir šiaip iš vis geras klausimas, ar aš juos sugebėsiu čia ir tai dariausiu išnaudoti. Bet čia turim 32 gigus RAM, aš manau, kad man turėtų pilnai jų pakakti. Kitas komponentas yra SSD, tai SSD rinkausi Kingstoną, tikrai didelės spartos, 7 gigai sekundai. 1 terabaitas, PCI Expressas, tai čia bus pagrindinis diskas, pavadinkim, operacinė sistema, žaidimai, o jau duomenų laikymų, kaip video medžiagos laikymų ir panašiai, aš pasijungsiu atskirą SSD. Maitinimo blokas. Kai minėjau, kad yra nemažai reikalų su kiekvienu to komponentu, tai buvau nustebęs, kiek gali reikėti iš tikrųjų gilintis, renkantis maitinimo bloką. Tai čia yra Chipteko maitinimo blokas, man turi užtekti 700 PW. Video aprašyme aš paliksiu nuorodą, kur jūs galėsite irgi, yra webas, kur tu susivedi visus savo pasirinktus komponentus, procesorių, sisteminę, vaizduškę, ramus, viską susidedi, ką tu planuoji pirkti ir tau parodo, kiek reikės energijos. Tai saugu yra dar užmesti apie 20% rezervo, tai mano atveju, jeigu gerai pamenu, energijos reikės apie 535 vatus, tai užmetus tuos apytiksliai 20%, 7 PM turėtų būti sweet spot. Bet ką labiausiai noriu užakcentuoti, renkantis maitinimo blokus, žiūrėti ne tą seriją Gold, Bronze or Platinum or whatever, todėl kad tai dar neapibrėžia, kokie komponentai yra naudojami viduje. Yra toks tier list, tai pasigūglinsit, kam yra aktualu, ir tam tier list jūs galite rasti įvairių gamintojų maitinimo blokus, kur yra suskirstyti jau, sakykime, premium klasę, vidutinę ir ten šio patreba. Tai šis maitekas patenka į tą vidutinį segmentą pagal tier listą ir turėtų būti saugus pasirinkimas, jog nereikėtų galvoti, kad kažkas gali nutikti su maitinimo bloku ir pažeisti kitus komponentus. Kitas daiktas, ką pasirinkau užbandyti, tai yra vandens aušintuvas, vandenio aušinamas ventiliatorius. Ventiliatorius su vandeniu. Tai yra visokių komentarų apie šitus dalykus. Aš pasirinkau būtent Deepcool LS720. Ja.
3 šemilų, tai su 3 ventiliatoriais. Tai irgi reikia daug žiūrėti, kad tas radiatorius tilptų jums į dėžę, reikia renkantis dėžę irgi niuansą, kad tilptų vaizduškė. Tai daug žiūrėjimo iš tikrųjų nėra taip paprasta, kad tiesiog va, čia bet ką įsirinkau ir važiuojam. Tai taip nėra. Tai žodžiu, įsirinktas pasibandymui toks sprendimas yra todėl, kad norisi išimti kuo daugiau karščio iš dėžės, o rizikos su šitais aušintuvais, tokio tipo aušintuvais, jog būna pagenda pačios pompos ir pradeda leisti vandenį. Tai jeigu pradeda leisti vandenį, ant jūsų vaizduškės važiuoja. Tai yra tam tikrų niuansų, tad jeigu sugalvojate dėti tokio tipo aušintuvą, turėkite omeny, kad kitaisko nereikėtų dėti, nes aš, kai žiūrinėjausi, tai buvo tokiu atveju, kur tai ir plokštuma nėra visiškai lygi, tai vandens ten iš karto trūksta, tai pradeda leisti arba greit pompa sugenda, tai reikėtų pasirinkti irgi kokybiškesnį gaminį. Na ir paskutinis komponentas kompiuterio tai yra korpusas. Mano laikais tokių gražių, blizgių, šviečiančių su lemputėm, su stiklais ir panašiais korpusų tais laikais nebuvo. Tai sugalvojau pasilepinti šį kartą ir pasirinkau irgi kaip ir aušintuvo, to pačio gamintojo Deepcool CH560. Tai dėžę apžiūrėsim, kai jau pradėsim rinkti kompiuterį. Akcentuoti galėčiau, renkantis korpusą, reikia atkreipti dėmesį gamingo atveju. Tai ar tilps jūsų vaizdo plokštė, ar užteks vietos. Tada renkantis sisteminę plokštę korpusą reikia pažiūrėti, ar sutampa. Mano atveju tai yra ATX, tik sisteminė dėžė yra ATX ir sisteminė plokštė irgi yra ATX-inė. Taip pat norėjau, jog dėžė iš karto būtų su integruotais ventiliatoriais, tai čia, jeigu neklystu, jų yra 4 su RGB. Tai, nes tie ventiliatoriai irgi kainuoja, tai perkant iš karto su ventiliatoriais gaunasi tiesiog efektyviau. Ir dar atkreipiu dėmesio, būtų pakankamas aušinimas. Tai kitaip tariant, kad būtų geras airflow. Kaip ir dažnam, yra labai aktualu, kas kiek kainuoja, ne? Tai galim pasižiūrėti į sąskaitą, kiek šitie komponentai kainuoja. Tai pradėkime. Maitinimo blokas 74,38 €. Kaina, sakau, be PVM, nes yra sąsta faktūra, PVM sumuojamas pabaigoje. Sisteminė plokštė 163,64 €. Korpusas 80 €17. Vaizdo plokštė 772,73 €. Ramai 100,83 €. Aušintuvas 95,04 €. Procesorius 357,02 €. Monitorius 330 €58 €. Plius pirkau iš kitos vietos SSD, tuo metu visur rinko kainavo apie 110–120 €. Dar tuo metu pavyko nupirkti už 81 €. Tai reikia prisumuoti irgi prie to. Ir sumoje turim 2389 € plus 80 € už SSD. Prie šios sumos dar reikėtų pridėti apie 500 € VR'as. Dar neturiu nupirkęs klaviatūros su pele. Ir iš esmės visas etapas jau bus pilnas. Tai ok, tai dabar galima, manau, kad perti prie to didžiojo kalno dėžučių, kur yra jau smagiausia dalis, ne? Tai pradaręs dėžutę buvau tik pačio vairo. Tai pačioje pradžioje apskritai setupą, kai rinkausi, galvojau, kad mano setupas turėtų atrodyti taip. Tai yra tiesiog 5 PlayStation'as, paprastas Fanateko bundle kitas ir that's it. Bet pasirodo, kad Assetto Corsa modai neįsirašo į konsolės ir tam būtinas yra PC, todėl teko rinkti visą šitą didelį bildą. Ir besirenkant vairą, irgi tas biudžetas, sakykim taip, pigiausias oferis, kuris buvo galimas įsigyti, buvo 400 €, direct drive'as, 5 Newtonai, 2 pedalų pedalai ir paprastas vairas. Ne? Tai gavosi taip, kad vis tik tais nusprendžiau, jog
normalaus dydžio vairo, kas reiškiasi, kad ten jau reikėjo papildomų ir komponentų, jog viskas susidėtų. Nes ant jo nėra mygtukų, reiškiasi turėti tą galinį tokia kaip dalis prie vairo, kur yra visi mygtukai. Ir tai gerokai išpūtė sąskaitą. Modulis su vairu iš karto nuo 400 šoktelio į beveik 700 eurų. Taip pat pasirinkau V2 pedalus, kad būtų iš karto su sankaba. Papildomai pasiėmiau ir shifterį. Užsisakiau iš AliExpresso maitinimo bloką, kuris padidina iki 8 Newtonų galingumą. Tai pasižiūrim. Tai čia yra atkeliavęs maitinimo blokas, jis iš esmės yra visiškai alternatyvių techninių duomenų, kas yra parduodama pačio Fanateko. Čia turime Fanateko Quick Release, tai yra nuimti uždėti pačiam vairo mechanizmui. Čia yra hubas, jisai yra būtinas, kad uždėti vairą. Tai jisai ir gerokai pabrangina tą visą projektą. Čia turim rankinį, norėjau skaityti rankinį, nors iš esmės tai jisai, žodžiu, renkantis iš Fanateko komponentus, jie tuo metu neturėjo hidraulinio rankinio ir allocation rodė, kad availability bus tik tais gegužę, tai nusprendžiau tikrai nelaukti ir užsisakiau iš Alačkos. Ir mano nuostabai, kai atkeliavo šis rankinis, jis yra visiškai identiškas, lygiai toks pats mano pirmasis buvo rankinis kregždutėj. Tai iš esmės, kas kažkada senai pradėjot nuo tokių AliExpresso rankinių, tai matot, kad tai yra visiškai tas pats rankinis. Čia nusuki dangtelį, įdedi cilindriuką ir važiuojam, Jessica. Turim rankinį mašiną. Tai man šiokia tokia nostalgija, šioks toks back to the roots, nes tokį patį rankinį įdėjau, pamenu, kažkada į kregždutę. Tai aš šiaip pasižiūrėjau, tas visas jo mechanizmas kaip ir ok, gal norėčiau įdėti dar kažkokią šiek tiek gumos, jau būtų traukiant jau pabaigą šiek tiek sudėtingiau, pasipriešinimas didesnis, bet overall, aš nepamenu kiek sakinau, bet gal 60-80 eurų, tai visai atrodo kaip ir ok. Legit. Pasižiūrėsim, aišku, kaip ant kompas įveiks. Nežinau, ar tai pati fainiausia dėžutė iš Fanateko, nes turbūt fainiausia dėžutė turėtų būti pati bazė, bet čia yra vairas. Ir tai jūs parodysiu, kuo jisai yra ypatingas. Aš pasirinkau su naskariniu vairu. Jis yra 350 mm skersmens su išnešimu, kas reiškia, kad yra identiško dydžio vairas, kaip kad driftkarė. Tai jausmas analogiškas pačio vairo. Nes kompiuteriniai paprastai vairai gerokai mažesni. Tai pasižiūrėkit šitą grožį. Nice! Ir turiu pripažinti, kad jisai pagamintas yra kokybiškai. Jis toks nėra, žinai, kaip būna pigūs kitaiskiai vairai, tai toks standus, gražiai apsiūta, su tokiais, nežinau, ar kamerų matys, matosi, tai tokiais visais pirščiukams užsigriebti. Tai labai malonus rankoj, Alcantara. Fainas labai vairas, tai vienas smagiausių dalių, man turbūt viso šito setapo yra šitas vairas. O šitoje dėžutėje turim shifterį, jį išsipakuosim, aš manau, kad visus tuos komponentus jau tada trauksiu iš dėžių neužilgo, kai pradėsiu daryti patį rigą. Ir užbaigiant yra, šiek tiek man sunku kilnoti dėžutės, bet ten yra jau pats Direct Drive pati bazė. Tai čia toks dėžučių kratinys, dar nepaminėjau apie monitorių. Tai pasikartosiu, kadangi fokusas yra į VR, tai į monitorių labai daug ir neinvestavau. Pasirinkau iš esmės pagrindinius parametrus, kad būtų normalus. Tai 1 milisekundė reakcija, 165 Hz, 3,4 coliai, lenktas ekranas.
nieko čia turbūt per daug įspūdingo su juo nėra, bet bent čia momentu aš manau, kad ir 2K jisai yra. Tai turėtų man jo pakakti. Ok, tada noriu trumpai paminėti apie patį rigą. Šiaip man pačiam labiau patinka vamzdelinės konstrukcijos rigai. Jie tokie ergonomiškiau atrodo, gražiau atrodo, bet geri jie yra irgi tikrai brangus, o pigus jie klankiai, jie labai kliba tokie. Pasirinkau variantą konstruoti, tada buvo dar viena opcija tiesiog gamintis iš vamzdžių pačiam, bet ta opcija atkrito ir jo labiau dabartiniai situacijoje tai būtų beveik neįmanoma pasidaryti. Tad apsistojau ties aliuminio profilio rigo formato. Kai galim pasižiūrėti, ant žemės yra patys profiliai. Tai štai, ant žemės yra aliuminiai profiliai, iš kurių ir turėtų būti pagamintas pats rigas. Tai aš buvau labai nustebęs, matydamas, kiek jie kainuoja. Įprastai nuo 6 iki 1000–1500 eurų. Šiuos profilius, iš esmės šie profiliai yra stroikiai naudojami profiliai. Tai patys tie, kas pardavinėja tuos rigus, jie net pačių profilių negamina. Tai ką aš noriu pasakyti, kad už šiuos profilius aš juos susiradau labai paprastai, sumokėjau berods 200 eurų. Tiesa, man dar reikėjo nupirkti aliuminius kampučius, kurie kainavo papildomus 44 eurus ir tai yra viskas. Tai, sakykime, visas tas toks fancy rigas 200 pm ir čia yra keli pjovimai reikalingi, tai staklytes geras pjovimo turiu, rankiniu būdu galėjau susipjauti ir panašiai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad šitoje vietoje yra mažiausiai lupikaujama. Tai pasižiūrėsim, gal aš klystu, gal aš čia pradėsiu pjaustyti daryti ir čia nieko nesigaus, bet nepanašu, kad čia būtų kažkoks rocket science'as. Tai žygiuojam toliau. Pradedam rinkti kompo dėžę. Po kompo dėžės tada bus galima susipjaustyti aliuminius profilius, juos susisukti ir prisimatuoti sėdėsną ir panašiai. Tai prieš pradedant rinkti kompiuterį, dar galim pasižiūrėti, kiek kainavo Fanatekos etapas. Pedalai 300 eurų, shifteris 259 eurai, podium wheel rim 150 eurų, Club Sport Universal Hub V2 320 eurų. Čia ta dalis, ant kurios turi uždėti vairą. 70 eurų pritaikyta nuolaida, 350 eurų pati bazė. Perkant tą komplektą pritaikyta dar 150 eurų nuolaida, plus 63 eurai siuntimas ir viso turime 1233 eurus. Plus kompiuterio dalys. Tai jau turim apie 3700 eurų nepilnai, plus reikės VR, plus klaviatūros su pile apie 200 eurų. Tai turime apie 4360 eurų apytiksliai. Tikslę sumą bus galima sudėti jau viską sukomplektavus. Nepridėjau 44 eurų už laikiklius ir apytiksliai berods 200 eurų už aliuminius profilius, 29 eurai lopšio laikiklis. Tai turime vis tik taise 4636 eurus. Tai dar reikės varžtelių, kitų smulkmenėlių. Tai žmonės už tiek perka driftkarus. Nepigu. Tai greitai apsitvarkau stalažą, jog būtų vietos rinkti kompiuterį ir bus galima jau mėgautis procesu. Tai darbo vieta yra daugmaž aptvarkyta, vietos yra, bet prieš pradedant dar surinkinėti kompiuterį noriu paminėti, kad manęs nereikėtų skaityti kaip specialisto kompiuterių surinkimo. Tad jeigu aktuali informacija kaip tą daryti, tai pasižiūrėkite geriau internete, kaip tą daro profai. Na, o mano darbų seka turėtų būti tokia, kad į sisteminę plokštę įsideda procesorius, ramai,
SSD, tada viskas keliauja į dėžę, tada aušinimas, maitekas ir susijungia laidai. Tuo pačiu kviečiu komentarų skiltį parašyti, kur jums atrodo, kad prasimečiau su komponentų pasirinkimu, nes vienos tiesos čia kaip ir nėra, tad įdomu išgirsti jūsų patirtį, ypač tų, kurie turi simuliatorius ir ypač su VR. Tai nepatingėkit pakomentuoti, prašyti ir pasidalinkit, kokius etapus jūs turite. Tai pradedam nuo sisteminės plokštės. Ir štai, pagaliau surinkau kompiuterį. Galima oficialiai nuimti plėvelę. Tiesą sakant, užtrukau gal kokias geras 4 valandas, kol aiškinausi, kaip pravedžioti laidus. Tai kompiuterio setupas sudėtas pirmam pabandymui. No bullshit. Kompiuterio tikrai dar nejungiau ir nežinau, ar iš pirmo karto jisai čia veiks ar neveiks. Tai netempėm į naktį ir bandom. Tai kol vyksta instaliacija, galima keliauti prie jau pačio simrigo surinkimo. Tai atsinešiu pjovimo stiklytes ir bandysiu jau pradėti pjautis aliuminio profilius ir konstruotis patį rigą. Tai prie simrigo darbai buvo keletą dienų sustoję, todėl kad pritrūkau veržlių specialių skirtų profiliam ir nutrūko pjovimo
staklių juostą, kurią gavau tik vakar, o varžtelius trūkstamos gavau šiandieną. Tai pagaliau galima sugrįžti prie darbų ir pagaliau pasibaigti rinkti simrigą. Tai aliuminiam profiliam yra reikalingos tokios specialios veržlės, kurios įsideda į patį profilį ir paskui užsiveržia. Ir yra reikalingi tokie kampuočiai. Tai pagaliau dalių turiu pakankamai. Plius štai tokie varžtai ir galima pasirinkinėti. Tai prieš jūs yra sąskaita, kur galite matyti prekės kodą bei kainą. Tai čia yra štai šita veržlė, suma yra be PVM, tai su PVM kainuoja 40 centų, kampuotis kainuoja 90 centų, sumoje čia yra 44 eurai, bet tai yra tik pirmoji dalis. Šitas visas siuntinukas, kuris atkeliavo dabar, yra 47 eurai, plus dar po 8 centus varžtai. Čia jų yra 70. Tai pirmojų užsakymų suklydau toje vietoje, todėl kad užsakiau veržlių tiek pat kiek kampuočių. Ir visai lygio vietą nepagavau, kad kampuotis tai turi porą skylių. Todėl buvau pritrūkęs, veržlių užsakiau papildomai ir dar papildomai kampuočių, todėl kad dar reikalinga buvo statyti laikiklį ir pačiam monitoriui. Tai prabėgo kelios savaitės, kol susirinkau patį kompiuterį, simrigą ir jis pagaliau yra baigtas. Galim pasižiūrėti, kaip atrodo. Tai simrigui buvo naudojamas dviejų tipų profilis CAM5 CAM5 ir CAM5 90. Viskas turėjo tvirtintis tokiais specialiais kampais. Tai viskas susitvirtino gražiai su kampuočiais. Didelis privalumas yra tai, kad galima viską reguliuoti. Šitos galūnės, kurios kišos nėra tiesiog per ilgos, jos yra paliktos galimybė reguliuoti, stumdyti pirmyn atgal viską. Kadangi dar tik tais yra surinktas simuliatorius čia garaže ir esu tikras, kad dar kažkokių pakeitimų bus, jau žinau, kad reikės šiek tiek prisitraukti dar lopšį arčiau, pasistumti rankinį. Viena problemėlė yra čia, kad jis artėjau lopšio, bet šiek tiek jis dar pavažiuos į priekį ir gal bus ok, nes norisi, kad būtų arčiau vairas. Tai man paprašiau bus perstumti lopšį, apart to, kad bandyti visą šitą mechanizmą perstumti, kadangi čia labai daug kampuočių ir juos visus atsukti yra kur kas sudėtingiau nei pastumti tik patį lopšį. Bet problemai dėl judėjimo pasigaminau papildomą breketą iš storo plieno ir dabar vairas stovi kaip ir stabiliai. Jisai yra pati bazė yra prisukta prie korpuso iš apačios ir iš šonų, jis dabar stovi kaip ir stabiliai. Vienintelis dar toks didesnis niuansas tai yra pats monitorius. Kadangi yra gale štai tokia koja, aš neturiu kaip prisukti prie kažkokio stovo, todėl buvo priimtas sprendimas pasigaminti tokį kvadratą, ant kurio jisai atsistotų. O problema dabar yra tokia, kad jisai yra judantis, jeigu užkabinsi, jisai gali nukristi. Tad imsim klasikinį variantą ir dėsim čia visur zateškių. Dabar planas toks. Simuliatorių prasiardyti pagrindinius komponentus, nusimti monitorių, nusimti lopšį, nusimti vairą, įkrauti į busą ir visas šitas žaislynas keliaus jau į Vilnių, į namus, nes jo garaže žinoma neliks, nes čia praleidžiu santykinai mažai laiko ir kur kas daugiau prasmės bus jį turėti namuose ir ten, kai jau leis sveikata, kaip gis ranka, tada bus galima bandyti ir testuoti. O simuliatorių persivežus į namus, jau tada prieisiu prie visos programinės dalies. Tai šiuo metu skaitau, kad darbas yra padarytas 50%, nežiūrint to, kad kompiuteriai yra įrašyti Windowsai, bet prie kiekvieno komponento, vis tiek čia užtruks laiko, kol juos išsistyguosi, įsibandysi, žaidimus, nustatymus ir panašiai. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, nepatingėkit palaikinti, subscribinti kanalą, tai yra jūsų palaikymas svarbu, o jau kitam epizodė sugrįšiu su update'ais iš softvaro pusės ir pirmųjų testų. Tai ačiū žiūrėjusiems ir iki.